Seven birds above the earth, 1,000 miles before we're home. As winter comes, we're moving south. Kaip ir seniau, taip ir dabar. Gamta yra labai svarbi žmogui. Gamtoje labai lengva išreikšti savo mintis. Jeigu dainuosi, gamta tau pritars. Jeigu verksi, gamta tave paguos. Visi ieško įkvėpimo gamtoje, nes jos grožis yra gražiausias, didingiausias. Gamta visada ras būdų susisiekti su žmogumi, bet ne kiekvienas žmogus nori susisiekti su gamta. Ne kiekvienas žmogus įsiklauso į jūros bangų ošimą ar beržų šlamėjimą. Šiandien kalbinsime Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos 6C klasės mokinius. Taigi aš noriu paklausti tavęs, Urte, ką tau reiškia gamta? Aš noriu paminėti, kad ne vieną menininką yra įkvėpusi gamta. Ypatingai meno žmonės labai mėgsta lankytis prie jūros ir ji tampa didžiąją mokytoją ir įkvėpėją, gebantį sužadinti kūrybos dvasią. Taip ir mes, tokios netradicinės pamokos dėka, bandėme judesių pagalba atkartoti bangų didybę, ritmiką. Kalbinu 6C klasės mokinės Lėją ir Meidą. Kokių dar idėjų turite apie šitą projektą? Juodame audekle apgyvendinome idėją nuo mazuto negalinčius išsilaisvinti jūros gyventojus. Tai labai jaudino ir palėtė visus dalyvius. Dar kartą susimastėme, jog gamta ir visi mes esame vienos planetos gyventojai. Aurelijau, kokias medžiagas panaudojote vykdant šį projektą integruotoje pamokoje? Įstrigusias mintis, palinkėjimus išlaisvinome ir paleidome gyvenimui. Juk daug stebime atvejų, kai į tinklus papuola įvairūs vandenų gyventojai. Gyvo peizažo fone atsispindėjo kaligrafiškai parašyti palinkėjimai. Astijau, kokių jūs dar idėjų pasisėmėte būnant gamtoje? Visi žinome, jog gamta yra neatsiejama nuo žmogaus gyvenimo. Integruotas teatro, šokių, dailės ir lietuvių kalbos pamokos dėka mes 6C klasės mokiniai tikrai įtemptai ieškojame kūrybinių idėjų gamtoje. Būdami prie jūros, stebėjome paukščius, jų sparnų mastus, gimė idėja perkelti sparnų plazdenimą į šokį. And I was dreaming of 7 birds above the earth, 1,000 miles before we're home. As winter comes, we're moving south. And as I'm dreaming, as one we leave across the sea, 1,000 miles before I'm home with you, my love. Kartu su 6C klasės mokiniais integruotoje pamokoje dalyvavo 1A klasės mokinės Gusta, Aistė ir Ieva. Todėl šiandien aš jūsų noriu paklausti, kokie įspūdžiai iš šio projekto. Man labai patiko, kai plevėsavo tas mėlynas audinys. Pūtė stiprus vėjas, buvo šiek tiek baisu. O man labai patiko, kada kopose
mes nujavom. Ir kaip pūtė gana irgi stiprus vėjas. O man patiko, kaip už mūsų plaukė laivas. And as I'm dreaming, as one we leave across the sea. Taip pat palikome jūroje savo viltis apie taiką. Before I'm home with you, my love. And I was dreaming of 7 birds above the earth, 1,000 miles before we're home as winter comes.